Darbo supaprastinimas, manau, čia pagrindinė priežastis, tai viskas vyksta vis sklandžiau, greičiau, paprasčiau. Kaštų sumažinimas, reikia 1-2 žmonių supildyti didelį kiekį dokumentacijos, kai čia susimokė, vadinkim, tikrai sąlyginai mažą sumą ir už tai to padaro viską programa. Iš esmės, tai darbo sauga buvo valdoma lygiai taip pat, vadinkim, tai viskas buvo irgi pildoma, dokumentuojama, tik tai reikėjo daugiau tų pakių dokumentų ir daugiau žmogiškųjų išteklių, tai laiko, vadinkim. Tai turėjo atskirai paskirtas darbuotojas pildyti viską ir žiūrėti, kai dabar nereikia atskiro žmogaus, reikia tiesiog karts nuo karto prisijungti prie sistemos ir ją sutvarkyti ir tiek. Tuo triškiausia nauda yra, kad nereikia tiek daug įdėti darbo ir pastangų, norint atlikti tą patį darbą ir gauti tokį pat rezultatą. Kaip minėjote, esame vieni pirmųjų klientų, labai senai naudojamės Dasata, tai kas buvo anksčiau net taip labai ir stipriai pamenu. Tai daug, vadinkim, daug, tikrai daug. Taip, programos tobulėjimo, ypač tas pasikeitimas iš pirmosios versijos į antrąją, tai yra didelis žingsnis, vadinkim. Sakyčiau, supaprastėjo darbuotojų susipažinimas su instrukcijomis, tai visos SMS žinutės, laiškai, nueinantis pas darbuotoją, lengvas prisijungimas, čia yra didžiausias pliusas. Sakyčiau, kad taip, visokių buvo darbuotojų, vieniems sudėtingiau tai buvo vis tiek perprasti ir amžius ir kiti dalykai, bet didžioji dalis taip. Jo, nereikia sėdėti, pasirašinėti, skaitytas instrukcijas gali pats pasidaryti laisvų metų namie prieš pradedant dirbti. Taip, papkėse nėra funkcijos Ctrl+F, tai čia yra ir vienas irgi esminis skirtumas, tai taip, tikrai. Iš esmės, tai esame jaunas kolektyvas ir mes tos kandidatės nebijome. Ką palinkėčiau, tai yra daryti reklamas ir šviesti visuomenę, kad tai yra kur kas paprasčiau ir tiesiog galbūt ir kitas įmonės bus linkę supaprastinti viską, nes tarp didelės šūsnies popierių labai lengva pasimesti, o vis tiek tai Dasata sistema yra vartant dovaną saugumo, tai reiktų naudotis ir skaitmeninti ir daryti paprastesnį darbą pačiam darbuotojui. Nebuvo. Atsispausdini išrašą, kas su kuo susipažinę ir to pilnai užtenka. Taip, nebuvo jokių problemų.